Tai va, kad pasislinkti balną į priekį yra tokia stebuklinga knopkė, jie atsidarai, paspaudi. 3, 2, 1. Nu ir kodėl jis man negrįžta į padėtį? Taip, mygtukas įspaustas, uždarytas. Ne, viskas lipsi to ant bordiūro. Paksyk, eik tu nahui, blėt. Nu, ciku. Gerai, atsistojam tiesiai, einam užsitrauksim rankinį ir tada balną tvarkysim. Užsitraukiam rankinį, vėl mygtuką atsikeliam. Ištraukiam jį į išorę, blemba. Užengėdžintas yra parkas, ir lemba kaip nenori to trenkimo. Nu ir kodėl jis man negrįžta į padėtį savo. O šį kartą labai gražiai grįžo į savo padėtį. Spaudžiam mygtuką, uždarom, pavažiuojam į priekį, viskas. Все. Yra užsikabinęs pilnai, aš manau. Все, tvarkelė. Na ir pasižiūrim dabar viskas, va. Grįžo balnas į vietą. Štai, ko puikiausiai. Ir einam nuimti rankinį. Viskas. Nuimam rankinį, jungiam šaldytuvą, išvažiuojam už vartų, tada. Tiesa, šitam .com yra paskutinės dienos nukainuotų prekių parduotuvė, visa ten mėsos gali, visko yra steikų. Kadangi šiandien į darbą atvažiavau su dviračiu, tai negalėjau nieko daug imti. Tofu sūris, kriaušės, doniukai, taukų, čia tokių desertukų porą, sušveisim paskui salotų, vienų, morkyčių, duonos. Čia irgi saločikių rytoj baigėsi, ar šiandien jau baigėsi data, tai va reikės suvalgyti per breiką. Tai va tokių pasiėmiau, žino kiek sumokėjau už visą tą maišelį? 6 svarai. 6 svarai 8 centai. Čia dabar tas mano yra čekis. Taip. Turėjau mokėti 6,71, kadangi dar pas mane nuolaida yra 6 svarai 8 centai. Tai už 6 svarus, manau, visai neblogai. Gerai, čia toks nukrypimas lyrinis, taip kad varom toliau. Gerai, šaunam bananiuką. Ir žiūrim, kur čia mumis, per kur ves. O Jėzus Marija. Ai, ne, normaliai. Grįžtam į 40, grįžtam į 46, važiuojam iki Kem1, Kem1 gerai, Kem1 važiuojam į viršų, tada sukam į A1 autostradą ir paskui M25. Labai visai protingas maršrutas. Panašiai taip ir galvojau, arba per A10, arba per A1. Viską statom 3D, popierį į šoną, suvalgom bananą, pabaigiam ir minam. Tai nusprendžiau vis dėlto pasimti 15 minučių breiką, nes dabar 8:30 pats kipišas visur keliuose, tai geriau pailsėsiu 15 minučių. Taip, kad breikaujam 15 minučių, čia blemba, aš neapsivarysiu. O, čia dar yra. Ir
Apsauga pasirodo. Ir ką? Į sveikatą. Taip, kiek čia mes cukraus turim? 8 gramai cukraus 100 gramų, nu biški. Galėtų ir mažiau būti. Su ananasais čia, tipo, nu gerai. Nu, blemba, tikiuosi 33 nepareis man, kol davažiuosiu iki antros parduotuvės. Šiaip skanus. Ne ananasas, mango. Galvojau, kad ananasas. Nu gerai, viso negersim. Pasiliekam dar biškutį. Ką, galim eit ant spalniko pakrist 10 minučių. Bus spalnikas jau kaip ir paruoštas, va. Atlenkta pagalvė, kad būtų. Einam, 10 minučių kojukus reikia ištiesti vis tiek. Na ką, breikiukas padarytas. Ir lekiam toliau. Išsikroviau to 16 keidžų. Tai hebrytė, nu paimk tušių, nu būk geras. Nu sakau, gerai, padėkit persistumdyti keidžus antros parduotuvės į galą. Į priekabos galą, nu tai į priekį privarėm biškį. Kiek ten 8 stakus po 5 keidžus, tai čia bus 40 tušių keidžikų įvarėm. Nu jie, aišku, sufoldinti, suskliausti, kaip sakant, viens į kitą sukišti, tai privariau, tai gal pusę priekabos privariau tų keidžų tuščių. Ir dabar, o ant galo 13 keidžų į antrą parduotuvę liko. Tai zen visai. O, čia kaip įdomiai. Kas čia vyksta dabar? Kas čia per eilė, kur čia į Morrisonai, kur čia važiuoja hebrytė. Aha. Iškai įdomiai man bus išsisukti. Tikiuosi pralysim, pralindau. Taip, čia biškai plačiau gal reikėtų paimti, čia toksai pasukėlis aštrokas. Normaliai viskas. Nu, prisistabdom, nes čia blemba, kai šoliuosim per tos aukštus tokius gulinčius policininkus. Atsidar šlagbaumas. Čia tiesiai net važiuoti negalim, 7,5 tonos. Tai mes sukamės čia tada reiškės. O ku daryt mum tokiem dideliem? Aš spėsim, nebespėjau. Nu, nespėjau ir nespėjau, nieko čia baisaus. Laiko turiu, da velnelį. Nu ką, vėl užsimetam normaliai, kad su priekabo šviesoforu nenusivartyti ir su ta pusė, ir su kairė pusė irgi tvorų neišvartyti. Nu, tu mane čia neprignypsi, bičiuli? Ne, neprignybė, gerai. Nes ir jam vietos reikia, ir man vietos reikia realiai. Na ir viskas, išvažiuojam ją 40. Įvažiuojam į srautą normalių greičių. Nu, matot, kaip techniškai va lenda visi. Na, aišku, čia dabar 2 eilės bus, bet antras dalykas, lenda, blokuoja vieną liniją, kurie važiuoja visi tiesiai. Nu, dėja taip yra. Nu, plus jeigu tiesiai važiuojant, taigi ten tas Westway yra uždarytas, tai visi realiai sukasi čia, kad kažkur per kažkur apvažiuoti. Kai Lidle dirbau,
irgi skubėdavau pastoviai, nuolat tenai mes skubėdavom, 100% dienos skubėdavai. Tai, irgi tą patį darydavau, antrą eilę atvažiuoju, lendi čia va. Vis tiek žinau, kad čia atsipalaiduoja vieną juostą, aišku, ten ne aš pirmas, ne aš paskutinis toks būdavau, bet jau dabar tai tvarkingai stengiuosi važiuoti. O Lidle tai būdavo gazas dugnas. Ir su 13 metrų priekaba visada. Ir 10 metrų priekaba būdavo, tai ten irgi esu dirbęs ir su ta 10 metrų priekaba. Į Brikstoną ten reikėdavo važiuoti. Gaidiškas parkingas, gaidiškas įvažiavimas, gaidiškas prisiparkavimas, viskas bjauru šlikštu. Ir stresas ir nervai pastovės, žmonės, mašinas. Parkingas mažas, žmonės parkuoja kur tik nori, tu atvažiuoji, tu negali net įvažiuoti ar pravažiuoti, užblokuoji visus, tada visi ten nepatenkinti. O tu nieko negali padaryti dėl vieno kažkokio asilėlio, kuris ten ant aiškiai pažymėtų geltonų juostų pasistato savo triperiuką kokį nors, nes jam reikia į Lidlą nueiti. Staigiai čia ir dabar. Ko tu čia stabdai dabar? 50 ženklas, matai? 50 užrašyta. Tai ir važiuok 50. Reikia pasibarti kartais irgi su tom technologijom, nes karts primala šūdo, stabdo, kai nereikia ir taip toliau. Oho, kamščiukas. Aš jau įjungiau posūkį, kad iš galo važiuojantį suprastų, kad aš čia suksiu ir kad čia viskas stoja. Kad ten iš šiknakas neįrautų. Iš kur čia tokie bardakai? Bet tai, kad jau nuo čia prasidėtų, tai nepamenu tokio. Tenai būdavo, tenai, kur jau 2 juostos, 3 juostos, 4/6 su 2 juostom slipraudo susilieja, tai tenai jau būdavo reikalų. Bet kad čia dabar jau nuo tilto, tai pirmą kartą matau, kiek turim, 9:21 jau. 9:30, kaip jau turėtų apsispakainti tie trafikai, iš esmės. Tą hondiuką išleisim. Kažkaip reikia irgi įlysti, Po biškį, man tai iš visi pirmą eilę reikėtų lysti geriausiai. Tenai biškį dabar kažkas atlėkė, man atrodo. O dabar galim bandyti lysti. Bet kokiu atveju man čia reikia važiuoti. Bet ten labai aštrus posūkis į kairę, blemba, ten man reikėtų užsimest normaliai. Kažkaip tai. Ten, kai važiuosim ant to pakilimo ant tiltuko, iš vis pamatysi, ten bus mašina prie mašinos. Čia dabar platu yra. Tenai viskas susiaurės. Pežiukas nori biškį pasisukti. Gal ir man biškį pasisukti. Parodyti posūkį, kad man reikia plačiau.
Nes čia va gan toksai aštrus pasukimas, čia galim tvarom biškį nueiti. Nu toj matysim, biškutį pabandysiu aš paspausti vieną kitą elementą. Mažu. Kad tie konkorėžiai biškį. Ne. Viskas lipsiu to ant bordiūro. Ant bordiūro aš lip nenoriu. O, pežiuks pasitraukė biškį iš šono tvarkingai. Palipat bordiūro. Nu ir išsukau palipat bordiūrą. Čia irgi visur siaura. Ten va toliau, kai High Streetą privažiuosim, ten iš vis, va mano eilė bus dar siauresnė. Jau man ten reikės pusę eilės dešiniai užsiimti. Ir dar mašina kaip tik šalia važiuoja. Nu, raudona. Čia dar kaip ir nieko. Bet ten toliau ant kalniuko, ten mašinos priparkuotos ir išlindusios į gatvę paprasčiausiai. Per siauras parkingas padarytas. Ir. Na ir visiems dzin. Ten Hondikė biški prilaiko. Suprato, kad va, nu matot, va, aš netelpu į šitą juostą. Va, šitas dar nieko stovi, o va, busikas jau išlindęs yra. Da, duris atsidarė, žadėjo eiti iš toli. Tokia visai kukų džemba. Vėl raudona. Pro autobusiuką. Autobusas antai tenai. Jis ten stoteliai stovi, viskas aišku. Autobusiuk šalia. Tai ką, reiks jį praleisti, reiškia. Paskui smaišysis. Atsiuosi atsargiai. Oi, blemba, kol iš to miesto išsiraitai. Tikiuosi, nors autostrada tuščia bus. O ta prasme, be kamščių. Jinai tuščia nebūna niekada. Autobusistas pats mane praleidžia. Nu gerai. Ačiū. Nes paskui ten kokioj stotelės vėl sustos, vėl aš ten iš paskos turėsiu sustoti. Nu, šaunu, pirmą kartą matau autobusistą, kuris fūrą praleidžia. Šiaip taigi jie lenda kaip nežinau kas. Pastoviai. Nu, hebrytė jovalo tik nedarykit čia. Kiemą tie nusukimai važiuoji 50, čia greitis 50 mylių per valandą. Tai yra 80 km per valandą. Ir va taip mašina tau po nosim gali sustabdyti be posūkio. Posūkį jungs tik tada, kai suksi ir į kokį kiemą. Va čia tokių, kai va prieš tai matėt, nuvažiavimas į kiemą. Čia šviesoforas, okei. Tai normaliai. Bet greitis 80 km per valandą, 50 mylių per valandą. Tai tu jeigu ateini normalių greičių ir tau užsidega raudonas, geltonas ir raudonas iš karto. Nes Anglijai tai žalias nemirksi. Ir tu arba ant raudonos pravažiuoji, arba turi kalti ant stabdžių. Jeigu prieš tave kas nors kala ant stabdžių, nu tada labą dieną gali gautis. Nu, va, kaip ir sakiau, nu. Paskutiniu momentu pastabdė, posūkį jungia jau tada, kai posūkį darė. Nedarykit hebra taip. Čia kartais būna, kai autopilotas pradeda stabdyti ant to posūkio, bet dabar jau laikau pirštą ant išjungimo autopiloto. Čia vėl va fūros palei kelią miega. Tai jau su veidrodžiais, tas gerai ant šaligatvio užvažiavo biškį. Šiaip jeigu ant šaligatvio neužvažiuoja, tai savo juostoj, kai esi, tai gali veidrodžiai staigiai susibičiuliauti.
Nu, ciku. Lemba, šitau galiu ir su kampu. Ir su ratai švizoforą nuraukti kairiai pusė ir su kampu dešiniai pusė tau į galinės duris į tau miniveno į rakt. Ką man čia kaip ir reikėtų į antrą juostą turbūt reikėtis. Nu, bandom. Vaitrosas iš galo tai iš karto per vidurį, per dvi juostas. Nu, matyt, patirties turi jau ant šito žiedo. Na, gerai, kai jis man ten užims dabar. Galėsiu ir aš plačiau atsistoti. Nes čia toj pusėj realiai tai va beveik palei juostą esu. Biškutį pasilikau, kad užsiimti daugiau. Oi, penktadienį. Kaip jie kapoja juostus? Nu, ta lampačkė. Priekaba apleista palikta, pilna šiukšlių buvo. Daro tokius bajerius, prikrauna kokią nupezusią seną belenkokią priekabą, prikrauna šiukšlių ir palieka kam leibėjui. Toj kišeniai vadinamai. Dabar čia man tikrai reikia daugiau užsimest. Žiūrėk, kaip jis užpjauna mane. Normaliai, ne? Mirgelis. Tas irgi su Škoda užpjauna. Na, bet tiek to, jau priešais mane važiavo. Na ką, to išsuksim į autostradą ir varysim iki 10. Neilgai, man atrodo, mes tą autostradą te važiuosim. Kažkaip, man atrodo, čia nėra labai toli iki to nusukimo į 10. Čia irgi naujas asfaltas, paklotas. Biškį eilę pakeiskim. Nu, kolegos, čia parkingas yra va toj pusėj. Servisas, tai čia jau pilna fūrų pastoviai. Na ką, autopilotas jungiam. Beveik 8 mylios, 7 su kapeikom mylių. Ir būsim vietoj, kažkaip 13-14 kilometrų ir būsim prie 10.
aš tavim prisidengsiu. Gerai, čia palei fūrą. Fuck, sik, eik tu nahui, blėt. Čia ir šikną gali gauti. Eina, nahui. Nu, sunervino, blemba. Nu, tu įsivaizduok, nei iš šio, nei iš to, kai kalė ant stabdžių. Tikiuosi, šikną negavau tenai. Gerai, kad tik pradėjo važiuoti. Eina savo. Nafik tas autopilotas šiandieną kažką grybą pjauna. Blemba, sunervina, jeigu iš tikrųjų. Kai kalė ant stabdžių, ten net ratai priekabus užsiblokavo. Tai o jeigu taip važiuoji pilnu greičiu autostradu ir jam sugalvoja bizą stabdyti. Ne, va tau ir technologijos, eina jos šikti. Tai aš jau sakau, aš jau pirštą praktiškai visą laiką ant išjungimo laikau. Vienas iki man buvo tokia istorija. Važiuoju aš normaliai irgi va tokiu 2 juostų keliu. Saulėta diena, saulė ryškiai šviečia. Link Darfordo važiuoju. Ir sugalvojau nusipurkšti su apiplovimo skysčiu ir su valytuvais nusivalyti langą priekinį. Ir kaip tik įsijungiau valytuvus, užpylė vandens ir va, buvo tiltas ir tilto šešėlis buvo ant žemės, ant asfalto, ta prasme. Nu ką jūs savo galvojate irgi, bet, nu ta prasme, kadangi gana ten važiavau turbūt kokie kem 5 iki 50, nu tai apie 70 km per valandą. Nu ir, žinokit, kirto ant stabdžių, bet iš karto atleido. Kirto ant stabdžių, atleido. Palauk, man čia liktai. Aš čia per parkingą kažkaip išvažiuodavau. Jis nori, kad aš važiuočiau iki žiedo, apsisukčiau ir atgal grįžčiau kitų kelių. Ne, aš manau, čia bus okei. Neuždėjo gal kokio šlagbaumo ar kažkokio tai aukščio apribojimo. Nu, vienu žodžiu, technologija. Eina jos kartais šikti. Ką rodo? Overdrivingas. Eina načur, blemba, dar skaičiuoja mūsų tos driver excellence, toksai vadinamas yra, kur skaičiuoja, koks tu ten excellence driveris esi. Dabar stoviu prie šviesoforo, rodo, kad aš jau atseit ant gazo būčiau nuspaudęs ir kaitinčiau tą variklį belenkiek. Tokias va nesąmonės su tam technologijom. Nu, ir skaityk numuša tau tos reitingus visus. Ir nei iš šio, nei iš to. Nu, paskui, nu, aišku, man dar neteko eiti ten aiškintis, kad reitingas blogas, pas mane ten jau daug maž A, B. Pastoviai tai. Nors ir po miestą, visą laiką po miestą. Ten 90 ar 85 procentus. Turbūt koks 90 procentų, kad po miestą važinėjau. Nu va ir atvažiavom. Čia dabar neatsimenu, čia per juodą pusę reikia važiuoti. O, double deckas stovi, nu zašabys. Gerai, čia bus man. Nu tai gerai, lauksim, ką darysi. O, čia biškai ne per arti. Tu na, čia per arti bordiūro atvažiavau. Tai, ką žinai, aš ten į gatvę neišlindęs esu. Tai pasižiūrim, kur ta kamera. Neliktai jau nuo gatvės biški toliau. Na, kadangi užsisukimas toks biški yra, tai aš dabar stoju palei bordiūro, tai man reikės biški į tą pusę pavažiuoti, taip, užsimesti ir tada, kad neužlipti ant to bordiūro. Nu, tai jau ką darysi. Viskas, laukiam. Galva double deckeris mėlynas ant tai stovi ambėjaus. Gal praeis.
Vis tiek reikės tiesintis tiesiai važiuoti, kad to ant bordiūro, kad nelipti. Šiek tiek pasitiesinsiu ir bus gerai. Taip, šaldytuvą išsijungiam. Kuris ten? Čia, o! Все, šaldytuvas išjungtas. Viso gero. Čia dabaldekas stovi. Blemba čia. Su tais dafais blemba, paskui makaulę aš galiu nusikrušti. Nu, čia dabaldekas toks. Tai kol jis išsikraus, man teks laukti. Važinėjau ir aš su tokiais kartais. Aukšto kokį. Na, nepatinka man jie. Gerai, einam į vidų. Tas vyriukas išvažiuoja, reikia važiuoti biškį į priekį man. Čia Marks & Spenceris parkuojasi. Jam tai gerai, jisai parkuojasi per savo pusę. O man teks parkuotis važiuoti tenai į Marks & Spencerį ir čia atbulu. Čia galim saulę, aišku, piešti. Nu, bendrai lengvas esu, gali ir saulę nupiešti. Nu, aš tada ką? Tuo pačiu salotikiu pavalgysim. Nu, kas čia dar padažas kažkoks pomidorų? Nereik man to padažo, aš tik salotikės. Так, darys duris. Nu ką, laikas ir man ant bijos važiuoti. Visos sistemos vėl išsijungia. Galim ir saulę, man atrodo, pjauti. Ir čia bus viskas puikiai. Nes niekas niekur nesimaišo. Nu. Ja, easy peasy. Saulutė va. Ant padangykių biški. Nu, blemba, kaip staigiai stabdo, aš nesuprantu. Nu ir dabar pasižiūrim. Čia svarbu konteinerių jokių nebūtų. Biški reikėjo daugiau į priekį pavažiuoti. Persisuks priekaba per daug. Ne, čia nematau, likti konteinerių čia nebuvo. Jokių, nu ir viso. Nu, biški galėjau į priekį daugiau pavažiuoti, būtų buvę lengviau. Dabar reikia biškutį pasimanevruoti kitų kampų. Nu niek. Tipo viskas? Nu jo, viskas.